Lietuva stovi ant rinkimų slenksčio. Šiuo svarbiu mums metu kalbiname pasaulinį ekspertą, žmogų žinantį beveik viską. Ir suprantama, kad tai yra Chuckas Norrisas. Jam netrukus bus užduoti keli klausimai, esminiai klausimai. Sveiki, gerbiamasis Chuckai, ir klausimas jums. Ką jūs manote apie Kristiną? Sakysiu atvirai, mano žiniomis ji ir nunuodijo buvusį Sovietų sąjungos vadovą Leonidą Brežnevą, įpylusi jam į arbatą kalio cianidu. Taip pat, kiek man žinoma, ši moteris garsėja savo bjauriu charakteriu, ne kartą įžeidusi savo namų tarnus, juos smarkiai sumuždavo. Taip pat ji yra pavogusi 3 pintines baravykų iš močiutės turguje. Galbūt jūs to dar nežinote, tačiau ši moteris labai mėgsta prekybos centruose priėjusi prie šviežiai iškeptos duonos pirštu besti į kepalus, padaryti skylutes ir lyg niekur nieko nueiti. Ši stikliuko mėgėja yra nekartą sukėlusi skandalą įvairiose viešose vietose, baruose bei kavinėse. Taip pat ji yra viešai nusišlapinusi troleibuse ir, deja niekam neužfiksavus, prie prezidentūros. Na, gerai. Dėkoju, gerbiamasis Chuckai. Pakaks jau apie Kristiną. O ką jūs manote apie Neringą? Apie Neringą galėčiau kalbėti ir kalbėti, tikrai yra daug ką pasakyti. Ši nestabilios psichikos būtybė tikrai nuo seno garsėja savo žiaurumu naminių gyvūnų atžvilgiu. Štai kartą nesusivaldžiusi ir prismaugusi veršelį tvarte, dar ir įspyrė jam. Taip pat ši baisi moteris yra nužudžiusi 10 kačių, 25 šuniukus ir 63 balandžius. Galbūt šios kraugerystės ir paskatino Neringos mėgstamą veiklą – vogti skerdieną iš skerdyklų. Mano nepatikrintais duomenimis, ši kandidatė yra ne tik padegusi kaimyno namą, bet ir pavogusi žigulius iš jo garažo su visa spyna. Beje, 3 žigulius. Kiek man teko girdėti, ši nekultūringa moteris ne vieną kartą poliklinikoje yra apstumdžiusi eilėje belaukiančias senyvo amžiaus moteris, taip pat jas apspjaudžiusi ir netgi nuplėšusi skvernus. Manau, kad patekusi į Seimą, ji nesusilaikys, nugvelbusi ne 1 milijoną litų. Patikėkite manimi, tai yra labai blogos moterys ir blogi žmonės. Ačiū už įvertinimą, bet sakykite, ar jūs kartais nemeluojate? Jūs teisus, aš meluoju.